Labas vakaras. Ką tik visos Klaipėdos bažnyčios vieningai prabilo varpų dūžiais, pagerbdamos tuos, kurie paaukojo savo gyvybės už Lietuvos laisvę. Aidintis skambesys neša pagarbos ir dėkingumo žinią, primindamas mums apie nepalaužiamą tautos dvasią ir iškovotą nepriklausomybę. 1991 sausis laikas, kai Lietuvos laisvė buvo matuojama ne žodžiais, o beginklių žmonių drąsa prieš sovietų tankus. Tai dienos, kai tūkstančiai piliečių, užmiršę nesutarimus, tapo viena nepalaužiama tauta. Kol Vilniuje prie televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos pastato ir aukščiausiosios tarybos rūmų degė laužai ir liejosi kraujas už kovo 11-osios Lietuvą, visa šalis gyveno bendru ritmu. Per radiją nuskambėję lemtingi žodžiai: atėjo išbandymų metas, į mūsų namus ateina okupantai, suvienijo šalį lemiamam pasipriešinimui. Klaipėdiečiai, kaip ir kitų miestų gyventojai, tomis dienomis demonstravo ypatingą susitelkimą. Tūkstančiai uostamiesčio žmonių budėjo prie svarbiausių strateginių objektų - savivaldybės, pašto, radijo ir televizijos retransliacijos centrų. Miesto gatvėse tvyrojusi įtampa neatšaldė ryžto. Klaipėda buvo pasirengusi ginti savo miestą ir valstybę ir nepasiduoti okupantų klastai. Šiandien prisimename šį krūvinąjį savaitgalį. Susirinkome pagerbti žuvusius už mūsų laisvę ir dar kartą pajusti tą neįtikėtiną vienybę, kuri prieš 35 metus padėjo išsaugoti atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Sklaidykime istorijos puslapius kartu, kad niekada neužmirštume laisvės kainos. Dabar žodį kviečiame tarti Klaipėdos miesto merą Arvydą Vaitkų. Mėly klaipėdiečiai, Klaipėdos miesto svečiai, visi čia susirinkę. Kasmet švęsdami sausio 13 prisimenam istoriją, bet dar svarbiau mes prisimenam žmonės, kurie tuo metu be ginklų, bet su didžiulė pasitikėjimo jėga ir tikėjimu stoja ginti mūsų laisvės. Jie stoja ginti teisę gyventi savo valstybėje, mylėti ir kalbėti gimtąją kalbą ir patiems spręsti savo vaikų likimą ir ateitį. Taigi, sausio 13 yra ne tik istorija ir prisiminimai. Tai yra didžiulis įpareigojimas šiandien mums savo darbais vienyti žmonės, sutelkti juos tiems darbams, kurie yra būtini mūsų tėvynei, mūsų šaliai. Šiandieną ir dar kartą noriu padėkoti visiems gynėjams, jų artimiesiems, visai visuomeniai, kuri tuo metu stovėjo prie laužų. Ir šiandien yra ypatinga diena, kada mes turime galimybę, jūs gynėjai, artimieji, visa visuomenė, pasakyti jaunimui, kiek tai buvo tuo metu svarbu. Ir tegul šiandieną tie sausio 13 laužai įkvėpia mus kurti ir būti vieningiams, taip kaip yra pasakyta Lietuvos himne. Na, o dabar scenoje pirmieji ypatingi mūsų atminimo vakaro svečiai. 1984 metais, kaip architektų naujametinis pokštas startavusi grupė Antis, greitai išaugo į įtakingą kultūrinį reiškinį, kuris atgimimo laikotarpiu tapo vienu svarbiausių laisvės simbolių.
Grupė buvo aktyvi dainuojančios revoliucijos ir roko maršų dalyvė. Jų dainos per ironiją ir satyrą kritikavo sovietinę sistemą bei kėlė tautinę savimonę. Grupiai Antis nutraukus koncertinę veiklą, jos idėją sėkmingai pratęsė duetas Kandis. Tai Algirdo Kaušpėdo ir grupės Skemp nario Viktoro Dievaros muzikinis projektas, jungiantis Kaušpėdo tekstus bei vokalo manierą su Dievaros kuriama elektroninė ir roko muzika. Kandis tęsia tradiciją, naujai interpretuodami kai kuriuos klasikinius Anties kūrinius, išlaikant provokuojantį bei intelektualų muzikinį stilių. Tad, brangieji, plojimais pasitikime. Algirdas Kaušpėdas ir Viktoras Dievara. Kandis. Sveiki, bičiuliai! Nu kaip jūs? Sveikinu visus su Laisvės gynėjo diena. Bet man tai yra pergalės diena. Kai mes kartu tada nugalėjom zombius. Pajuda! Liūta iškilo grėsmė, gandai aplink ateina zombiai. Naktim nemiegu ir griebia nervas, grasina zombiais skaudžiai kast. Gyvent kaip galima švariau, pikti kenkėjai būti dumroj. Paklausyk, ar girdi, zombiai atlieka atidumrą. Apsišlok ir apsiplaukink, kitaip užpuls padarai. Ropliai, graužikai ir zombiai. Gyvenk kaip galima švariau, pikti kenkėjai būti dumroj. Paklausyk, ar girdi, zombiai atrieda atidumrą. Tačiau apsėsti, neklausyk jų visiškai. Zombiais gali tu užsikrėsti. Gyvenk kaip galima švariau, pikti kenkėjai būti dumroj. Paklausyk, ar girdi, zombiai atlieka atidumrą. Gyvenk kaip galima švariau, pikti kenkėjai būti
Na ir dar viena daina iš tų laikų. Tada kažkas atsitiko. Kažkas atsitiko, mergaitė supyko, per vidurį kino paliko vaikiną. Vaikinas Martynas per vidurį kino, mergaitę prie durų supyti mėgino. Kažkas atsitiko, vaikinas sutriko, pamiršti negali.